Komanda yra iš mobiliųjų atsiskaitimų Vorapiai ir šiandien iš karto trumpai pasakosiu, kaip yra šiandieninė situacija. Šiandienos žmogus, kaip atrodo, šiandieninė situacija su atsiskaitimas. Taigi, šiandienos žmogus labiau priklausomas skaitmeninių technologijų, o, paprasčiau tariant, skaitmeninės technologijos palengvina gyvenimą. Antras dalykas, kad greitėjant gyvenimo tempui, žmogus vis labiau vertina savo laiką ir taupo jį. Ir trečias dalykas, jisai vis mažiau naudojasi grynaisiais pinigais atsiskaitimams, tuomet smulkieji prekybininkai, jie arba neturi banko kortelių skaitytuvų, arba jų atsisako dėl per didelių aptarnavimo ir įsigijimo kaštų. Todėl mūsų darbas ir tikslas yra sukurti prototipą, naują infrastruktūrą paremtą mobiliaisiais atsiskaitimais, kuomet banko ir lojalumo korteles galime įnešti į mobilųjį telefoną ir greitai, saugiai, patogiai atsiskaityti. Tai mes grinai sukuriam sistemą, kuri yra valdoma telefonu. Tarkim, kiekvienas iš jūsų dauguma turi Androidus, taip? Arba išmaniosius telefonus. Taigi mes turime appsą, su kuriuo mes galime atsiskaityti visur. Parduotuvės, tarkim, degalinės, nuėjai į barą, neturi grinųjų, bet turi sąskaitų pinigų. Tu turi appsą, ta organizacija turi sistemą, jie ateina, tarkim, turi planšetę, atėjo parodyti tau su planšetė barkodą, tu nuskenavai, tau apmokėjo, viskas, tu galėjai. Mes taip sutaupom laiką, mokesčius, iš tikrųjų, mes kai skaičiavom, tai taip, iš tikrųjų, prekybininkams sutaupytų nemažą procentažą pinigų, bet to tai būtų pasiekima visuomet, kadangi mes galim piniginę pamiršti, ką nors pamiršti, bet ir vietos kišenį daugiau bus. Visuomet. Ačiū. Gerai, dėkui komandai.